vyksta? Kur atsiradai? Kas Pirmus vyksta? metus tai buvo toksai kaip pleivė, žinai, kaip gimda būtų. Bet tokia labai šlykšti, nes spaudė galvą. Kažkokie maginiai gimdymas kažkoks gimdymo ritualas būtų buvęs darytas. Ir Čia aš taip ant kažkaip tavęs, su tavim, su tavo dalim, nemanau, kad čia ar su su manim dukra? asmeniškai, nes kažkaip labai didelė jinai ir aš taip jaučiu, kad aš savim užsiimu, žinai, matau tą savo turinį kūną. Tai taip kažkaip išsideginau skylę ir jaučiu, kaip mane kažkas iš viršaus, kažkokia mano aukštesnė dalis mane ištempė, nes matau mėlyną kažkokią stovi, taip ištraukė. Sako, jau atsigavai. Ir aš vėl ten į O, tas skylės sulindau, kad išsitraukti savo vaiką. o tai kas čia per tą skylę, kas čia per tą gimdą, kas čia ją sukūrė? Negrinai kaip Iš kur? raganų tas katalas, žinau, ant laužo, ant ugnies padėtis. Žinai, tas toks didelis, kur Taip, taip. tos raganos ten Ir verda čia savo kažko. susiję čia su šitais, su joniniu tais ritualais, ne? Nu jo, nes matau, kad laužas, tos puodas, atviras Mhm. dangus, kažkoks Taip. laukas, žvaigždės. O kaip tu susijus dabar su va šitom, kodėl jos tave įtraukia? Kaip tu susijus, per ką tave įtraukia tave ir dukrą, ar čia visas moteris traukia? Ar čia kažkokios išskirtinės? Ar čia kažkokie tavo asmeniniai kontraktai? 3, 2, 1. Žinau, kad visom moterim ir per gimdą. Per net ne gimdą, bet tą apatinę čakrą. Ir Tai įsižeminam. Kažkaip rodo, O kad tai čia reikėjo įsižeminti, vat vakar reikėjo už vakar kažkaip čia tas dienos kelias įsižeminti, o vat kas neįsižemino, tai taip ir pagavo. O įsižeminti kažkaip taip pasom per žemę reikėjo eiti. Per žolę Bet tai, kažkaip taip. bet tai vis tiek kažkaip, aš tai laksčiau basom pas savaitgalį per žolę, dar kažkaip, nu, buvau, bet tai vis tiek. Mm. Pasižiūrėk, kas dar yra, kodėl dar, mane kažkaip tai metė, žinok, prie pasąmonio šito baseino. Ar nebus ten kažkas tai padaryta? Magija, tas bliūdas, tai yra ta pasąmonė baseinė. Mes visos ten sumastos, bet tik tai moteris. Nu, tik tai moterų, ne? Diedai Tai kažkaip atskiria yra, jie kažkaip. diedai Mm. kažkaip atskirti ir jie yra iš išorės. Kaip net saugotų, kad mes nepabėgtume iš to bliūdo. Patys mūsų diedai. Jie stovi saugo, kad mes iš ten nepabėgtume. O tai per ką čia mumis įvilioja, per ką čia padarė, per kur tas kontraktas, per kur tas sutikimas eina dabar? Rodo kiaušiniai, kaip būtų mes moteriška ta energija, kaip auksiniai, žinai, ta geltona moteriška ta energija. Finės, O, ne? o va tas baltymas iš išorės yra va tas vat, vyrų, agregorius vyrų ta energija. Kaip sidabras kažkoks toks. Spaustų mus iš išorės. Neleistų paveikti išeiti. Jaučiu, kaip grinai spaudžia tą energiją vyrišką spaudžia mus. Kad išspausta kažkokia Gal. išgimdyta energija, žinok. Nes aš jaučiu, kad aš neleidžiu, nepasiduodu ir mane spaudžia, kaip tarsi išspaustų, žinai. Tarsi atrodo nesvarbu, per kur jau tik išspausk tą energiją. Kažkokia geltona energija eina auksiniai. Gyvybinė energija. Moteriška. Man tai dabar iš viso norisi eiti iš ten, visas moteris pražadint, nusikirsti tuos visus dalykus, per ką esam parištos, atsisakom tų dalykų ir išeinam iš ten. 3, 2, 1. Nu, čia stipri labai ta magija, labai stipri. Išrišti ją reikia. Mhm. Neišeina taip paprastai.
O tai kas tuos vyrus tada irgi užbūrė, kas eina? Einam prie tų aukščiausių tada, kas čia daro šitą visą, kas mumis įklampinė. Kylam, žiūrim pagal hierarchiją. Nuo kur prasideda tie visi ritualai? Prasideda tai nuo žemės, nuo žemės, tų druidų kažkokių druidais, kažkokiu su tokiam, kaip druidai raganai kažkokie, bet vyrai. Bet tie kūniški, žmogiški, nes aš matau, kaip su žmogaus kūnu stovi. Jaučiu, kad materija tas sunkumas yra. Ir koks jų tikslas buvo, tu pasižiūrėk, kaip jie patį pirmą kartą, kai jie sumasto kažką, kaip jie sugalvoja, ką čia padaryti ir kad tai tęstusi per va to, žinai, metus, dešimtmečius, šimtmečius. Rodo, Ką kad jie čia suorganizavo? kažkaip atjaučia tie, jie į tuos miškus, žinai, gyvent. Kaip atrodo man, kaip tie druidai miškuose gyventų. Ir jiem reikėjo kažkaip, kad čia užsiveistų gyvybei, sakykime, pasklistų gyvybei, populiacija atsirastų. Jie pritraukė tą moterišką energiją, tą gimdą, kad gimdytų tą gyvybinę energiją moterišką. Tarsi kaip uždaro įkalą į tą žemę, į tą materiją. Bet aš matau, kad čia dabar, čia tai prasidėjo, bet aš matau dabar, kaip jie atnaujina tą ritualą, čia daro daugiau tokie demonai. Bet jie spaudžia, žinok, čia ne tai, kad čia grinai kažkoks toks, kaip bandytų tave išspaus, nes aš jaučiu, kaip man spaustų, žinai, nuo galvos visą kūną, taip, ir atrodo apsivemtum, žinai, nuo to spaudimo. Man tai netoks vaizdas iškilo, žinai, va, kaip tu turi kažkokį tai nugaubtelį tokį plasmasinį ir tu nori išversti į kitą pusę ir su nykščiu taip tiesiog spaudi žemyn ir kad į kitą pusę išsiverstų, žinai, Nu jo, išsiverčia, jo, va, toks toksai va spaudimas. jausmas, toks Taip, spaudimas grinai. grinai, kad padaryt kitaip, priešingai toksai, Išverst, taip, išverst tą verst į kitą energiją. pusę. Jo, Perverst. Tarsi kaip bet čia perverst šlykštu mane bandau tą energiją mūsų. Bet čia moteriška energija, va ta, šitos, grinai tos geltonų tai tokia ir energija. kam jie va panaudos va tą norėtų naudotą perverstą energiją, tą surinktą Jie visą perverstą. Koks jų tikslas? išsimaterializuoja, vat matau, kad kažkokie demonai išsikimdo, išsimaterializuoja iš dalies tos energijos, iš kitos kažkokia materija, kažkokia energija, kažkokie kaip resursai. Bet Čia eina kaip tam kažkokie pastatai virusiniai kažkokie. pusėje, ne? Taip, nes jie Turtai pagal, kažkokie turtai, ne? taip, materializacija, taip kažkokie jie savo gausą pasidaro. Ta mumis vėl plikas basas paleidžia su mūsų vyrais, ne? Nu taip, Kurie dar užburti stovi ir priversti yra kažkaip saugoti, ne? Kad mumis, taip, nu, išprievartautų, galima sakyti, išverstų nu tą taip, energiją, taip, nugręžtų. taip. Mhm. Jau jie mus ir Ar, taip aukoja, atiduoda ir dar saugo, kad mes iš ten nepabėgtume, ir dar po to patys nugrėžia, nu, kas jau bet jie likę patys, ten. nu, tai taip, bet jie irgi užvirusuoti, blemba, ta tokia va Mhm. visa. Taip. Yra vyrų, kurie to nedaro. Kurie Yra ir man jos rodo atsisako tos, to kaip, daryt. kai jie yra, tai jie tokie kaip arvaletai tampa. Valetai? Arvaletai. Ai, herbaletai. Aha. Tokia kaip, nu, toks Ginklas toksai kaip šaudomas. ginklas, taip, šaunamasis ten tokia strėlė įsideda ir kaip paleidi, tai taip ir sminga kiaurai labai greitai. Jie va tokie tampa, kai jie paprieštarauja, bet jų labai mažai. Nedaug. Ir kam jie tas strėlės leidžia? Kažkaip į bet ką, kas priartėja prie jų namų erdvės, jų va tos moters, nes už jų stovi ta moters. Nes jie yra tikrai tie saugotojai, sergėtojai tos moters, namų tos energijos moters. Jo, gerai, kad tokių vyrų yra, tai mes jiem padėsim dabar tą informaciją paskleis dabar per kitus vyrus.
kad jie sušaudytų kitus vyrus dabar su tais arbaletais ir ta visa magija nusiema. 3, 2, 1. Grąžinam tą visą magiją, atsisakom, jos nepriema. Vyrai nepriema ir einam dabar prie šito, kas čia pagrindinis sugalvojo šitą tokį perverstą tą ritualą. Nes grinai man dabar tai eina toksai, kad kaip yra, nu, vasara dabar prasidėjo kosmologinė ta vasara. Ir dabar jau visi tie vaisiai pradeda augti, ar ne? To užsimezgimo, nu, laikas baigėsi, dabar viskas brinksta, auga, didėja. Nu, va, tai čia ir yra tas pervertimas, išvertimas. Kodėl jie tai daro? Dėl to, kad jie dabar jau verčia savo tą materiją. Jau dabar ne Tai va, tik tai mes sėkla, iš savo ne nenorim, tik taip, toksai dabar nebe kažkoks. sėkla, nes jau sėklos sudigusios yra, jau Taip, viskas dabar eina į šitą taip, brendimą, tą gaugimą ir taip. rezultato gavimą, ne, už kelių mėnesių. Mhm. Tai mums reikia tą dalyką išsukti, kad mes nesutinkam su vaišnuoju su dalyku. Su to magija, su tom išsiurbimu, prievartiniu išsiurbimu mūsų energijos ir po to dar panaudojimu prieš mumis, mes norim juos savo turėti. Savo šeimom, savo kaip moterim, savo vyram, savo vaikam, savo geroviai. O ne visą, o ne vyrus. Kai klausia, kas čia yra sugalvotojas to viso, tai man rodo tokius kaip, žinai, kaip būtų elfai būna su sparnais kai kurie. Ir jie su tais kapišonais tokiais, bet jie tokie balti, pakabinti, žinai. Ir matau, kad jie kaip ir, nu, tokie leisgyvi arba jau mirė, žinai, kai kurie pakabinti to erdvei. Čia jie pradėjo tą visą tokią, tą ritualą daryti. Suvirusuota tokį juodą tamsų. Ir jie matau, kad visi sukabinti, tie visi paradininkai sukabinti su tais kapišponais gobtuvais ant tos tokios kažkokios erdvės ratu aplinkui tą bliūdą, tą puodą. Bet jie praktiškai negyvi, aš nejaučiu gyvybės ten daug. O tai kur jų sielos tada, kur jų sielos? Yra tos sielos ten viduj, bet jos tokios kaip, žinai, įkalintos ir tiek prislopintos, tiek virusuotos. Nu, ta prasme, visatą Nu, kad kažkaip jos jau jau čia nebeveiksnios. užspaudus, net visatą jūs užspaudus, čia ne tik virusas, bet ir pati visata, kaip ir įkalinus kažkaip. Virusas tiek pasinaudojo savo visatą, tiek atstumus jos, kad jie ten kabo, tokie kaip pasmerkti, žinai, ir ta kosminė dalis tokia kaip pulsuotų, žinai, dar palaiko tą gyvybę, bet jau ten nėra energijos nieko. Jie O tai ką tiesiog mum dabar egzistuoja. su jais daryti reikia? Juos Aš laisvinti? žiūriu, Ar aš dabar žiūriu į ką viršų. su jais daryti, ar iš viso naikinti? Einu dabar klausti Nes visatos. mum reikia jo. Klausim visatos, klausim informacinio šaltinio absoliuto. Man Kaip visata mums sako, kad jie spręsti? nusižengė dėsniui. Nebuvo taip leistina daryti, o jie vis tiek padarė. Jie kažkaip sako, rizikavo, jie žino, kad bus nubausta, jeigu jie bus pagauti arba suklys. Ir jie vis tiek tai pasirinko ir darė. O kas jais pasinaudoja dabar galutinai? Kas išlošia iš jų to tokio pasiaukojimo? Kas visą Dalinai, rezultatą? dalinai anunakiai, dalinai ten tie visi droidai, tie, kur norėjo tos energijos, tos, kad materializuotųsi. Nes kažkaip aš matau, kad čia to žemėj, čia kažkaip tai buvo padaryta, kad reikėjo tos moteriškos energijos, ne tik vyriškos, bet ir moteriškos, kad balansą gimtų čia ta materija, supranti. Nes man net atrodo, kad Ir ta gaja kažkaip sudaryta netgi iš mūsų to moteriškų energijų dalinai jinai tą turi tokį
mišinys, kažkoks miksas, reikia ir vienos ir Mišinys, kitos jo. tos entity, bet čia gausi kažkaip, kad tą moterį pritraukė, apgavo, pritraukė ir dabar vat išvertinėja vis ir įkalina vat per tą Kiekvienais metais patriarchatą. buvo, ne? Taip, prikūrė čia švenčių, visokius prikabinėjau ritualus, visokius čia skatina, net visokius mėnulio ritualus daryti, visokius čia Ir tos Valkirijos, raganos Valpurjaus naktis. kvailės, jo, man Jo. kažkaip eina net tada pradeda nuo tos gegužės pirmos ten ir jį vatavo mėnesį beveik, nu Nu dujų jo, gal ir pilo. net. Ir Tavo pilo, taip. pila, žinai, ir galutinai po to jau viso tą veiksmą padaro galutinį jau tūkštą, žinai, Mhm, išvertimą tą. mhm. Bet ir Blemba, čia, mum reikia. matau, ir demonai buvo pajungti. Čia naudos tai daug kam yra, nes visi pasiima kažkokią dalį. Bet mus tai grinai kaip iš melžtų. Kaip iš melžtų, kaip karvutas. Kad paslikus galėtumėm po to Nu, ginti. aš matau, kad Kas darosi? stovim tokios kaip, po čia šitų ritualų stovim kaip kaulai ir skūro, žinai, skeletai tokie. Ne, negalima. Aš ieškau to pirmo ritualo, tos pirmos moters energijos. 3, 2, 1. Nu, kažkaip ta Ieva ir buvo, žinau. Ta Ieva, ta moters, kuri tas simbolis Ievos, tos pirmos moters man išlindo. O tai kada jinai tą padarė, kada pradėjo valgyti obuolį? Kad maistą paėmė į burną? Su kom čia susiję, ar tiesiog, kad jinai ten... Kai sutiko kažkaip ateit ir gimdyti tam Adomui vaikus. Su tuo gimdymu, čia su tuo gimdymu, bet su tuo susiję. Bet tada jisai toks šventas tas dalykas dar anais laikais buvo, ar jau tada užvirusuotas? Jau va tada su tuo pirmu buvau. Čia toks planas. Man. Kažkaip pat, kaip jaučiu, matau, kaip pasileidžia jai tas kraujas. Atsiranda tas menstruacijų ratas. Apsivaisino ir vat iš karto vat, toks kaip rutulys, toks burbulas, toks kaip kažkoks protonų, neuronų, toks junginys, kažkoks protoninis, toks su tokiais galiukais spindinčiais, vat kažkas tokio užsimesga, vat tokia pirma gyvybė jau to gimdo ir vat taip įkaloje. Čia tas pirmas kontraktas. Nu, jis toks net žiūri kaip vaivorykštė tokia. Na vienu žodžiu, o po to jie ir iš paskos visas kitas, ne? Gauni moters kūną, nu ir būk Jo, per maloni. tą moters kūną, taip. Kažkaip vat sutiko jie tečiai tą žemę, dėjo tą savo koją. Ta prasme, įlipo į tą moters kūną, į tą vat visą procesą gimdymo ir davimo iš savęs, vat ir taip ir prasidėjo Bet tai čia tas gudriai ratas. padarė. Klausyk, jinai viena atėjo, ten ta kosminė būtybė kažkokia, jinai viena sutiko, o dabar mes turim visas kitas dėl to kankintis. Nu taip, nes mes esam. Čia net ne jie, čia tas kūnas. Čia galėjo būti bet kas Čia tas kitas. kūnas. Ne Ieva, Mhm. čia tas kūnas. Čia galėjo kita moteris būti. Kita dievybė kažkokia. Ar kažkas. Ir matau, kad vat viena paskui kitą ir einam į tą vat kūną. Jis toks mums gražus. Gražus parodytas toks kažkoks, vat, nežinau, taip kažkaip O iliuziškai kaip taip dabar labai. išvengti to dalyko? Kaip nutraukti ritualą? Jeigu mes visos va, susirenkam ir išreiškiam valią iš to kūno koncepcijos, kad mūsų kūnai daugiau to nebedarys. Kad mums jau užtenka. Per amžių amžius jau šitą jau
tradicija, neužtenka jau tos tradicijos, reikia laužyti, nes tai yra kankinimas kitos gyvos būtybės. Ieškau atsakymo, nors kažkaip taip lyg ir pirmas atsakymas buvo negimdyk, bet tada taip kažkaip galvoju, čia gal protas įsijungia. Mm. Ir dabar Bet ieškau to atsakymo per širdį. 3, 2, 1. Pakilk aukštyn, klausyk visai į kitą, ar ne? Junkis prie švaraus informacinio šaltinio. Kažkaip pasirodo, kad reikia regresuoti pat, nu, visas tas reinkarnacijas tam kūne, pirmas dalykas asmeniškai kiekvienai sielai moters. Ir po to man rodo, žinai, tokie kaip žali, tokie, aš nepasakysiu pavadinimo, bet žinau, kad ta žolė tokia auga, žalia tokia su tokiais kaip sėklos šonuose, tokie kaip, nu, kaip tie medeliai, kur tie nunakiai turi, žinai. Bet aš žinau, kad auga tokia, esu mačius. Ir man rodo tą žolę ir kažkaip lendu į tas sėklas, kokiu prasme, kažkaip rodo, kad tas, vat, sėklas reikia trinti ar valgyti. Mhm. Bet mums tą visą ritualą reikia kažkaip neutralizuoti. tą ritualą sako paprasta, nedalyvaukit ir net nešveskit. Taigi aš tai nešvenčiu, bet aš vis tiek ten esu. Bet tu kažkaip pat yra tas dualumo ženklas, kad svarstyklis tokius nedualumus, bet svarstyklis kaip tų švenčiančių vis tiek daugiau, negu kad nešvenčiančių. Tai ir su to mane vis tiek prigauna, ne? Mhm. Prikabina kažkaip nusveria. Nu, bet aš tai ne visi. Ne, blemba, svert reikia viską neutralizuoti, viską atšaukti, visą tuos ritualus sukti atgal dabar. Nu, aš matau, kad Kiekvieną kažkokius vakarą kaip atnešamės, kaip atnešam, tos, kur nesutinkam, mes atnešam ir dedam kažkokį kristalą. Net ne akmuo, bet kristalas. Kažkoks permatomas. Kai kurių yra baltas, kai kurių toks biški primena tą cirkonį, kai kurių toks rožinis kvarcas, toks kažkokia vat spalva tokia, bet permatoma, žinai. Tokie gaivūs, ryškus, neryškus, atsiprašau, bet tokie balšvi tokie, žinai, tokie pastelinių spalvų Taip. visokių. Ir va tokius vat kraunam ant tų svarstyklių ir tada nusveriamės ir taip jos iššoka kaip kokia patarda, nuskrieja, nukrenta nuo tų svarstyklių ir mes laimim, persveriam. Ir tada tos svarstyklės išsiardo ir mes išeinam iš to bliūdo. Ir imam tuos arvaletus, kartu su tais vyrais apstojam lygius su lygus tais vyrais ir šaudom. Nu, čia taip pat ir nėra, tai žinai, atrodo. Viskas išsilaisvinam iš tų nesąmonių, iš tų vertimų, iš tų nudrenavimo visų, iš tos vergystės. Mhm. Išsiriša tie visi ritualai, grįžta mum energijos atgal. Regresuojam viską atgal iki pačio to pirmo. Nu taip, matau, kaip ta gimda būtų, žinai, per tuos ritualus, tokie, žinai, kaip maišelį paimi, 4 kampus ir suriši, toks ryšulėlis gaunasi, tai va ta gimda taip mums užrišta ir ten mes tipo dabar jiems iki rudens, čia per tos porą mėnesių, kaip tu sakei, augintume jų resursus. Tai aš dabar atrašau tos ryšulėlius, jie atsirašo ir aš matau, kad ten pasileidžia ir mes kažkaip pačių suvalgom tą gausą į save vėl atgal. Grąžiname energiją savo mum atgal. Taip. Tokia žalia energija pasklinda. Žalia kažkokia tokia spalva Ir matau. taip padarom dabar į visatą, paleidžiam intencijas, visą šitą naują dabar tvarką, naują tradiciją, naują visą žinią, kad dabar niekam neįmanoma nulaužti šito ir grąžinti tą pradinę padėtį į tą vėl tą ritualą. Nu, čia sako, Išsiriša tos, tą. kurios jūs tuos kristalus padėjau ant tų svarstyklių, tai
ir prisiimat atsakomybę lygių su savo vyru, ginta savo lauką. Tai sako, jom išsirašau. Duodam kitom moterim irgi tos informacijos, kitiem vyram irgi informaciją. Mhm. Ir dabar pasižiūrėk, kaip ta mūsų susigrąžinta energija dabar, ką mes darom su ja, kaip mes kuriam, kaip jinai cirkuliuoja pas mumis, kur Kai mes, susidėjo mūsų kai mes stiprybės. ją suvalgom, tai tokia kaip kaspinas žalias, tokia kaip kažkokia liepsna tokia, kažkokia vat judanti viduj. Man rodo, kaip tavo kūnas, tai aš matau, kad ta užspausta energija tokia kaip le tokia su baltais lašiukais. Tokia, aš įsivaizduoju, kaip ta liepsna turėtų ant savęs kokius perliukus augintų. Ir vat jie juda, plevėsuoja taip, bet jie žalios spalvos ir juda ir kyla į viršų. Ir vat tu perliuką tą taip pati savo nusiskini ir sudėti į delniukus, uždengi, sugalvoji tą norą ir kažkaip vat paleidi į saulę ir išskrenda jis kaip kažkoks baltas paukščiukas. Ir materializuojasi tada. Taip, per Materija. tuos saulės vartus, taip. Per tą gausą, per tą viską išeinama. Nu, čia kaip pageidauja, sako, kaip užkrauna. Man toksai kaip atgimimas kažkoks net vyksta, toks žodis atgimimas. Toks, va, Aš matau, kad daugam sparnai atgyja. naujinimas. Jie žinai sparnuota ta dalis, tas sparnuotas kūnas atgyja. Sparnai užauga, vėl skraido. Pasižiūrėk, kaip tiem vyram tas šitas pasireiškia tada. Nuostoliai, kažkokie nuostoliai, girdžiu, kaip jie ten rauda, kažkur jie rauda, kažkur jie taip pyksta, kažkokius akmenis daužo. Šitos žiūriu. O va tiem vyram, kurių moteris va tą padarė, ką mes dabar padarėm, kaip jų šeimose, ką jie gauna per tą moters išsilaisvinimą, atgimimą, ne, tų sparnų atsiradimą. Kažkokios Kas tuo metu skirybos, tose jaučiu šeimose? kaip skiltų ir skirybos, kaip išsiskirtų tie namai, tas dar į dvi dalis. Kaip koks, žinai, akmuo. Iš pradžių rodo kaip akmuo skyla, žinai, persiskelia, paskui pavirsta į duonos kepaliuką, tipo, pusė tą, pusė man ir tipo vos ne išsidalint, žinai, ir skirybos kažkokios. O vyram kažkaip tai neišeina suprasti, kas vyko tie ypač, kur su arbaletai stovėjo. Nes man atrodo, jų turėjo kažkaip tai padaugėti. Kad jau jie gaus tą energiją per moterį, o ne Nu, kažkaip sakau, dar atiduoti. procesas, čia jiems yra procesas. Mums yra vienas procesas, jiems yra kitas procesas. Yra kitas Labai, labai procesas. atskirai, labai individualiai. Mhm. Mhm. Ir aš nežinau, jiems labai lėtai ta energija vaikšto, žiauriai lėtai. Palyginus kaip mums, tai daug greičiau suvaikščia. Kaip klausyk pagreitint, kaip palengvint tą jų tokį supratimą, kad moters nereikia spausti ir iš jos reikalauti kažko. Kažkaip per širdį, nežinau, čia man rodo vieną dalį širdies taip užspaudė, žinai. Tarsi kaip dirbtinį kvėpavimą daryti. Bandai atgaivint tą širdies dalį. Tai. Duodam vyram savo intenciją iš širdies tos energijos, kad kas dabar įvyko. Mhm. Kad jie suprastų, jeigu jie daugiau nekiš mūsų į ten tuos ritualus ir nesaugosi tą kiaušinį ar ten dar, ne? Tai kaip kitaip gali klostytis mūsų gyvenimai, mūsų ateitis, mūsų Man bendra kūryba. kažkaip rodo tos kažkokius pirmus tos kūnus, pirmus tos gyventojus, žinai, to žemėje, tos žmonės. Tai man rodo tokius kaip būtų spalvotais kūnais, tokiam kaip, atrodytų kaip tatuiruotės, bet ten ne tatuiruotės, ten tokius kaip gėliai, žinai, kaip kristalai augtų. Vėl ilgi plaukai tiek moterų, tiek vyrų ir tiek vieni, tiek kiti yra ir žvejai, ir medžiotojai, ir kūrėjai, ir augintojai, ir statybininkai, viską, ta prasme, tiek moteris, tiek vyras daro.
Bet jie tokie vieni mėlyni, kiti tokie geltoni, kiti tokie rudi, žinai, ta oda tokia ir jie aukšti. Bet vienodo ūgio panašiai ir moters ir vyrai. Panašaus tokio atletiško sudėjimo. Kažkokie puošalai, atributai, lankai, ietys yra auksiniai tokie. Kažkokios emblemos matau. Bet čia ant pačio kūno. Tai jie Ir tokia, matau, kaip ta energija tokia buvo daug, apylygio lygio, ar ne, tiek ta moteriška, tiek ta vyriška. jo, kažkaip jo, Tas kažkaip, pradas toksai lygus, ar ne, ir iš nu, to lygumo panašiai. ir to bendradarbiavimo taip gimsta ta tokia pilnatviška kūryba, ar ne, Panašu, ką taip. daryti. Bet matau, pavyzdžiui, tos būtybės, kurios yra sparnuotos, tai jos turi tos sparnus. Tas, kas turi uodegas, ten, pavyzdžiui, Sirijai, matau, kad ir turi tą kūną ir toks mėlynas ir su ta uodega. Tai taip įdomi toksai tarpinis, kaip variantas, ne, buvo Nu, toks tada. mišrūnas šiek tiek jo, kaip Mhm. būtų ir avataras, ir kūnas to žmogaus. Ir žmogiškas kūnas. Mhm. Jo, Įdomu. skiriasi plaukai, matau, yra šviesių ir tamsių, žinai, čia pagal tą kosminę dalį, bet visi tokie kažkokie balansuoti, tokie lygus. Ir matau, kad klimatas toks šiltas, pakankamai palankus. Nereikia ten dangstytis kailiais kažkokiais. Nu, labai čia įdomi. Jie man tą Mhm. informaciją visą dabar šitą va ir vyram, ir moteriam klausykit, kad mes grįžtumėm į tuos laikus, grįžtumėm link tos tokios, tos energetikos, tokios tikros, teisingos. Mhm. Taip subalansavau Galima taip dabar. Taip. pasakyti, tos balansavimo jo. Ir aš dar norėjau kažkaip link to Adomo, prie tos Ievos, nes moteris kaip jau ir sutvarkėm, ar ne, šitą dalyką, bet va dabar ta Mhm. vyriška pusė nuo Adomo. Jisai ten irgi kažkaip tai priėmė, turbūt kažkokius įžadus davė, kad tą moterį taip reguliuos, kontroliuos. Ar kaip ten. Aš nežinau, jam tai tokia kaip iliuzija yra, kaip kad išimtų jam iš to skrautiniais tą šonkaulį ir iš to šonkaulio padarytų tą moterį, bet čia ne, čia jam iliuzija, čia jam tokį paveiksliuką rodau, čia iš tikrųjų taip nebuvo. Nes aš matau, kad jis kaip matytų tokį paveiksliuką, žinai, tokį filmuką, vat iš mano atėjo, atpjovė šonkaulį, Ir padarė kaip moterį. magija tokia padaryta. Jo, Irgi. čia ne taip kažkaip buvo, Kaip čia tie kūnai du paruošti buvo. Nu, įmuš tam iliuziją jam ir kažkokius tokius kaip, nežinau, kaip iš ašies grybus traukčiau. Moterį irgi. Kolbelis kažkokie burbulai, struktūros jau čia rodo dabar. tai su maistu turbūt, kaip ten jie pradėjo valgyti ir tai padarė jam. Mm. Visokių ten užnuodėjo Maistas, tos smegenis, tą mhm. pasaulėžiūrą, viską Taip, ten. maistas, Supratimą. vanduo, kažkaip skysniais tarpais pradeda atsirast kraujas, cirkuliuoja mintys, tos emocijos, kažkokios tokios. Kaip ir demonai priartėja, pradeda dialogą tokį vest. Manipuliuot. Mhm. Mhm. Nu, aš jaučiu, kad vyrai, jie labiau manipuliuoti, jie labiau to iliuzijoje gyvena kažkaip negu kad moteris. Bendrai imant, aš nesakau, yra Taip. išimčių ir visokių atvejų, bet jaučiu, kad vyrų pasąmonė yra labiau iliuziniai negu kad moters. Tik tam Adomui tą visą liniją iki ko nusirito ta vyriška giminė. Nu, moteris irgi nusirito, bet ir vyrai taip pat ir kas čia vyks.
nuimtos sakinius. Kažkaip rodo, sako, iš vyro pavirtai į pietų tipo gaidį, rusiškai dar pasakė. Gaidė. Toks raudonas visas pasišiaušia, žinai. Arba tegul jis taip padaro dabar kažką, tai ką įmanoma, kad to nebūtų. Nes jisai pats pirmas. Ir Ieva pati pirma pamato, tegul visą savo liniją irgi moterišką, kas buvo. Man atrodo, kaip kalnas, kaip kažkokio kalno suakmenėjęs. Kaip į tą kalną kažkokia upė į viršų teka ir laivai bandytų popieriniai tokia užplaukt. Aš susprogdinu tą vaizdą, suprantu, man kažkaip norėjusi nunulinti tą visą informaciją tiek moterim, tiek vyram. Ir jie tokie kaip atsipeikę, bet tų veidrodžių, bet tų filtrų, nes tarsi vienas kitą, kai žiūri vienas į kitą kaip veidrodį matytų kažkokį, savo iliuziją kažkokią. Jie net vienas kito nepamato, nepasiekia kažkaip. Ir taip gyvena. Tai aš kažkaip taip patraukiau, kai susprogdinau, tai jį pradėjau viens kito erdvę matyti. Ir tada vat susilieja tie du poliai į vieną bendrą ir padaro saulės vartus. Ir dabar taip pereina per visus ir vyrus, ir moteris. 3, 2, 1. Išsilaisvinam iš tų visų ritualų, iš tų visų nesąmonių, iš tų visų iliuzijų, demonų, manipuliavimų. Tas vyriškas ir moteriškas energijos pradeda kurti sau patiems, ne? Daryti savo evoliuciją, o ne degradaciją, kaip dabar esam paversti kažkam kitam. Kažkas kitas maitinasi mūsų tuo, mes nieko negalim padaryti. Viskas persisuka dabar į kitą pusę. Išsiverčia pagal mums. Mūsų naudai ir mūsų evoliucija. 3, 2, 1. Taip, kažkaip kaip vyras pereitų į moters tą erdvę, o moteris į vyrų. Ir ten kaip prasideda sėja, žinai, vyras moters erdvėj sėja, moteris vyru ir tada Augina kartu savo vaisius. kaip kankorėžinė liauka Savo apsiverstų aukštyn kojom, galvoj pajuto. Atsistato į teisingą padėtį. Ir tada atsiranda toks, kaip, žinai, kaip sūkurys, tokia spiralė eina į viršų, kaip tornadas atrodytų, bet atrodo panašu, kad taip turėtų ta kankorėžinė liauka ir veikt, kaip tornadas į viršų. Spiralę parašė. Ta kankorėžinė liauka toks jausmas, kaip kažkoks generatorius yra, žinai. Kai tos dvi energijos susikeičia, susilieja vėl. Žiūrėsim, kokį reikalą įdomą. Ar dar yra kažkas, tai ar dar matai, ar dar reikia kažką. Aš čia dabar patikrinu tos mechanizmus, kad užsisuktų visiems ir kažkaip palieku aktyvavus viską. Taip kažkoks toks vat jausmas eina, kad reikia palikti dabar taip. Ir nenulaužiama niekas kitas nieko negali padaryti.